niekas nekelia į Nidą. Neskubėk stipriai, prie manęs būk. Aš tikiuosi išgyvensim šitą audrą. 9:23 atvažiavom iš Antakalnio katedros aikštę padaryti pačią pradžią kelionės, tai mūsų planas yra toksai nuvažiuoti iki Nidos per 4 dienas. Esam visiškai nepasiruošę žygiui su dviračiais, nes aš taip bijau, kad sprogs padanga arba lyt pradės baisiai. Nu, žodžiu, gerai. Bandom važiuoti 4 dienas iki Nidos, tai ką Vilnių iki. Pagaliau į Trakus. Kažkaip tai aš galvoju, lengviau bus, visas šitas kelias buvo didelis vėjas, belekai didelis vėjas. Bet va, atvažiavom Trakus. Mes esame šiuo metu nuvažiavę 36 km. Mūsų average speed yra 15 km. Nedaug. Širdies ritmas nulinis. Ir dabar yra po pirmos 41. Ačiū. Bet tiek nėra. 11:57. Sveiki, mes atvykome į žinomą Streivos įgriuvą. Legenda sako, kad kartą čia perkūnas begaudydamas velnę trenkė į žemę žaibu. O nuo to žaibo jėgos pasidarė štai ši įduba. O čia palauk, stop, čia tikra legenda ar čia kuri? Tikra? Kas čia per namukas? Čia velnias buvo pasistatęs namą, į kurį perkūnas trenkė žaibu. Nu va, mūsų žaibiški bolidai iš Decathlon už 300 šitas už 300, šitas 5,50. Geri dviračiai. 10 pavarų per akis. Tave 9. Pas mane 9. Važiavome Aukštadvarį ir galvojame aplankyti Velnio duobę, kur yra netoli 4 km iki Velnio duobės, bet nebiškai nepakeliu yra. Bet mes turim laiko, šiaip mes nuvažiuosim iki Birštono, po 6 būsim aš nuo Birštono. Nu tai viskas, tai taip ir darom. Bet, matai, nusukimas yra į kalną. Tai nuvažiuosim į kalną. Ne? Ne, smagu į kalną. Nu, gerai, važiuojam iki Velnio duobės, aš nesu buvęs tenai. Esi buvęs? O tu esi buvęs Velnio duobėj? Tau Velnio duobė, žinai, kur būna? Toj, kablyje, ar kur ten, elastikoje. Būna duobė. Ten tai būna Velnio duobės. Ten būna duobė nuo narko. O jeigu aš šitokį ratuką padaryčiau, nieko prieš? Gerai. Ai, šitą nuspaudžiu, ne? Davai, susitiksim Birštone. O, su tokiu lengviau būtų. Geriau nei dviratis, tikrai geriau, nu, bet raumenų neskauda taip. Ačiū labai. Gero kelio. Iki Birštono liko 40 km. 40, o čia? Labai smagu Velnio duobę pamatė. Taip, labai faina duobė. Nepatinka? Labai patinka. Nusifotsim gal nori? Tas 8 km važiuot labai patiko man, kad pamatyti duobę, blei. Žodžiu, aš pasakysiu tokį dalyką. Bet belekai skauda kojų raumenis. 7 kg ir belekas. Tau nieko neskauda, tau niekada neskauda nieko. Tikrai skauda kojas, nu, bet skauda raumenis, aš kai minu į kalną, man taip įsitempi ir toks dega atrodo. Na, kamera tai neatrodo taip gerai. Arba man tiesiog nuo nuovargio yra jau
tiesiog prasidėjo viražai. Aš nejuokauju, man kojom yra, viskas, kojų nėra. Realiai nuo klubo aš jau nebeturiu kojų. Aš oficialiai pripažįstu šitam video, kad Aidas Ašmonas, mano jaunėlis brolis, yra kur kas ištvermingesnis ir daugiau valios turintis žmogus negu šitas sušiktas aktorius Arnas. Čia žinai dėl ko? Kodėl? Nes nevaikštai į kablį, nevaikštai į elastiką, reikia eiti pašokt kartais. Pašokt. Aš nesuprantu, rimtai tiek energijos tai. Ja. Bet aš tikrai atvirai sakau, kojom yra čia yra žodžiai jau man eilenda. Iki Nidos. Oi, entuzijazmas koksai, iki Nidos vaikinukas pavarys, iki Nidos, o dviračių iš Dekatlono. Iki Birštono liko apie 12-13 km. Galiu pasakyti, kad po 50 km aš labai džiaugiausi, kad pasiekiau. Aš džiaugiuosi, kad pasiekiau 100 km, bet kojos nesidžiaugia visiškai. Jūs neįsivaizduojat, koks yra nepasiruošimas šitam žygiui. Aš buvau numiręs vieną momentą, matai, 50 tik tais. Miręs bai. Bišku buvau. Aš 100 km negaliu nuvažiuoti dviračiu. Ką dabar? Bet tai turi... Neskauda, net nėra to tokio. Ne, ką tai toks šiaip psichologinis nuovargis. Ir širdis gal pavargo plakti jau. Ne, tiesiog nuovargis yra... Aš valgyt noriu. Aš irgi valgyt labai noriu. Ne, šiaip reikia valgyti. Jeigu dabar bus pardė kokia nors. Stojam. Arba degalinė. Stojam. Šiaip į degalinę reikia sustoti man. Bet kokią. O gal šieno, čia žiūrėk, galim pasiskabyti oboliukų gal kokių. Bet šiandien jau pirties negausim. Ne. Alaus turbūt irgi. Ne, alaus gausim, eisim barą. Ai, bare, tai jo. Tu daryk, ką tu nori. Ne, mes turim būti influenceriai. Kojos! Iki! Tai ką, viskas pasiekėm Birštoną, truputėlį buvo tokia pertraukėlė, nes reikia apsigyventi. Beje, dėl apsigyvenimo, tai pirmiausiai asmeniškai noriu padėkoti savo mokiniai Migliai. Ir mes filmavom, kai mes su Miglė susitinkam, tik tai mikrofonas buvom išjungę. Tai ačiū Miglė tau. Tai jinai priėmė mus, kas yra labai faina ir mes labai dėkingi už tuos apartamentus. Mes neturim atskirus kambarius du. O šiaip, kalbant apie tą momentą, kai aš buvau palūžęs, labai paprastas dalykas vienas yra. Tai tiesiog reikia pavalgyti. Mums tada buvo likę iki Birštono kiek 15 km? 14 kažkur. Mes numynėm per pusvalandį, tiesiog net nežiūrėdami į GPS, tiesiog. Todėl rytoj nusprendėm, kad varysim valgyti kas 30 km. Daugiau biškai, kas 40. Turi kažką pridurti? Ne, aš noriu iškert šitą labai skanų alų. Nu tai viskas. Ir judam link mūsų kraštų, link gimtinės Smalininkų. Į sveikatą. Labas rytas. Laimingas. Mes atsikėlėm Birštone, mes atsikėlėm 8 val. Ryte. 7 kėlėmės, 8 išvažiavom. Dabar yra 8:50, mes vis dar sėdim Birštone, o žiauriai lyja. Taip, štai kokį orą mums, kokią išdaigą iškrėtė oras, bet mes važiuojam toliau, nes šiandien turim nuvažiuoti 122 km. Žodžiu, daug nešnekam, rytas geras, kojos nebe taip skauda, kas yra labai gerai, tik tai labai skauda šikna ir šiknaskauda. Ne, tik šikna. Skauda šikna. Labai skauda šikna, kai sėdi ant dviračių. O kai dar supranti, kad liko 130 beveik kilų. Žodžiu, mūsų statelė Kazlų Rūda, susitiksim Kazlų Rūda iki. Šį vakarą turėjau prisipūst padangas, bet prisipūsiu tik šiandien ryte kelionėje iš Birštono Prienuose. Čia paprieniai šiaip paprieniai. Tai čia yra prie prienų. Leisim Rudį išleisti vieną kitą. Darysi tualetą? Gerai, turim pasiekti šiandien Kazlų Rūdą bent jau. Gal nelis, beje žaibuoja. Tik tai blikt, 1, 2.
Nežinau, kaip numinsim iki pat Smalininkų, nes mums dar liko 100 kilų, praktiškai daugiau, net daugiau. Žodžiu, aš tikiuosi išgyvensim šitą audrą ir šitus lietus. Gerai, sudė, laimingai, mes einam slėptis ir tikiuosi greit pajudės. A few moments later. Mes Kazlų Rūdoje pagaliau po visų audrų ir po visų nuotykių. Sveiki! Atvykę į mūsų antrąją dieną. Mes jau padarėm šitą. Einam. Atsistojom į Antonijo pizzą pavalgyti, kur ir prisėsime. Šiandien mums nuotykių, kaip matote, netrūksta. Mes turėjome labai didelę liūtį ir labai didelę audrą. Mums teko slėptis, teko bėgti. Teko tempti dviračius, teko mest dviračius. Ilgą laiką labai link Kazlų Rūdos mes važiavome tobulų kelių. Mašinų nebuvo, jisai neapkrautas buvo, gražus miškelio keliukas. Manau, įdėsim tokių vaizdų. Taip, mes esam padarę 47 km ir mums liko 70. Tai laukiam picų ir eisim valgyti. Mes dabar gaudį, gerai? Ką? Gaudį. Greiti ir įsiutė. Sveiki. Ate. Gero kelio. Bye bye. Bye bye. Žodžiu, atvažiavom į Jurbarką, iš viso padarėm jau 230 km nuo Vilniaus, nuo pat Antakalnio durų, kur gyvenam. Kai važiuosim per greičiausiai ilgiausią Lietuvos tiltą. Aš nežinau, kai editinsiu, pažiūrėsiu tiksliai, ar čia ilgiausias Lietuvos tiltas, bet gal greičiausiai per Nemuną. Kultūrnamį išugdėm savo aktorinius gebėjimus. Ką dar mes čia nuveikėm? Daug ką nuveikėm. Gimnaziją, mokėmės gimnazijai. Parodom gimnaziją? Jo? Nu gerai. Va, gimnazija. Nebelinksmas mūsų kaimas, nebemokame dainuot, nebesirenka kaimynai paskirtus pavakarot. Ačiū šiandieną, kad žiūrėjote ir susitiksime su reportažu, tai jau tik rytoj susitiksim. Tai čiau. The next morning. Labą rytą, atsikėlėm Smalininkuose, gerai išsimiegom visą naktį, kalė žaibai. Subiniai yra
Nežinau, kaip bus su savimi. Tai žodžiu, dabar einam, pasimsim dviračius ir jau judėsim. Šiandien mūsų tikslas yra Smalninkai Šilutė. Eidelis gerai jaučiasi, linktel galvą aš pasakysiu. Eidelis jaučiasi gerai. Vakar po visos kelionės ant šiknos, va taip, kai išnai yra atsirado tokie 2 kotletai ištinimo. Čia, kur pasideda 2 kaulai. Sėdint tiesi, pirmiau tie kotletai pasideda, skausmo ir paskui tik šikna. Nu, žodžiu, belekai skauda. Nu, pala, gerai. Sustojimas Viešvilėje, išgert ibupromo, nes kažkaip galvas skauda. Tobulas triukiki. Suvalgėm Snickersą, ieškom sponsorių iš Snickers. Snickers, sponsoras. Ir iš Viešvilės dabar važiuojam tiesiai į Vilkiškius, stingam Vilkiškiuose. Sveiki visi, mes šiandien esame atvykę jau į Vilkiškius, nežinau tiksliai kaip. Atvažiavom nusipirkti surelių, Vilkiškių pieninė surelių, skaniausia surelė Lietuva, Vilkiškių pieninė, sponsor. Pasponsorinkit mus. Tai biškai pasistiprinsim, pavalgysim ir važiuosim iki Pagėgio. Tam Pagėgiuose galvojam pavalgyti. Na, o dabar laukiam eilėje. Populiari vieta, net eilė susidarius. Tai tiek. Žodžiu. Situacija tokia. Mes prastovim 20 minučių eiliai, bestovint, sužinom, kad surelių nėra. Galvojam, nu gerai, surelių nėra, nusipirksim sūrio, jogurto, kažką, nes eiliai stovim, tai reikia kažką nusipirkti. Ateinam ten jogurtas 15 centų kainuoja litras toks. Nu, sakau, tai man jogurto duokit, nu ir sūrio, galvoju, pelėsnio pasimsiu, pavalgysim. O ten kortelė neveikia. Sakau, neveikia kortelė? Ne. O sakau, tai kada surelių papildysit? O Jėzus, kitą savaitę. Ačiū, sakau, ir išėjau. Labai džiaugiuosi, Vilkiškios yra, jeigu atvažiuosit atrakciją, pastovėkite eilėje. Važiuoju į Smilgą. Negavom Vilkiškių magija sureliai. Magija sureliai sponsoras. Alkoholikų gimęs, talentų netapsi. Nu ką, turim lengvo lietučio. Tikėkime, neįsilys stipriai, gal nepakenks mūsų kelioniai. Svarbu nešalt. Seks. Mano kolega važiuoja. Žodžiu. Šiandien man diena, žinokit, labai patinka. Labai gera diena yra. Visų pirma, surelių negavom, Vilkiškių eiliai prastovėjo, visų antrą matot, kame problemėlė yra, kad nieks nebekelia į Nidą. Nieks nebekelia. Tai, nu tai ką man jaustis, aš nekračiu. Važiuosiu aš į... Gerai, turim vieną problemą, didžiulę problemą, tai kad pirmas dalykas, mes kugeliuose, o oras irgi toks cepelininis, kugelininis. Mes nebeturim kaip nusigauti Nidą iš Šilutės. Nei vienas laivas nekelia į Nidą rytoj. Niekas nekelia į Nidą. Niekas nekelia į Nidą. Mūsų visos kelionės tikslas ir yra Vilnius Nida. Tai kaip dabar gausis? Vilnius kugeliai? Žodžiu, aš susinervinęs esu. Noriu šokolado. Noriu šokolado ant tų nervų, įkalsiu cukriuko biškai. Joch, tik tai.
Ritter Sport sponsorė. Ritter Sport jis vadinasi, tai šokoladas? Ką žinau. Ritter Sport, sponsorinkit. Pasiekėm Šilutę, bet Šilutėj pliaupia. Pliaupia lietutis. Šiandien, kaip sakant, tikslas pasiektas. Tai ilsėsimės, dabar susirandam viešbutį ir ilsimės ir bandysim kažką sugalvoti, ką daryti, kad pamatyt rytoj Nidą. Tai tiek. O, kaip lyja. Esam Šilutėj, pasiekėm. Čia mūsų viešbutuks, palažiauriai lyja, noriu parodyti viešbutuką. Šipsokės, Aidelė. Viešbutukas. Puikiai įsikūrėm, čia dabar prabėga kadrai, kaip mes įsikūrėm. Prisirišom dviračius lauke, išsikrojom daiktus, tai mums dabar reikia nubėgti parduotuvę, grįžti ir kažką galvot, ką daryti dėl kelto į Nidą ir apskritai kaip patekti į Nidą. O dabar mes einame parduotuvę, nes parduotuvės iki 8 reiks spėti, nes tiek dirba parduotuvės. Jo. Darom? Jo. Davai, bėgam. Šilutė. Grįžome iš parduotuvės ir mes turim labai gerų naujienų. Radom keltą į Nidą. Tai reiškia, mums rytoj reikia atsikelti daug anksčiau, kad nuvažiuotumėm iki Ventės rago, nuo čia yra iki Ventės rago 25 kilai ir kelsimės į Nidą ir oras liks toks pat, koks dabar. Bent pasieksim Nidą, o mūsų tikslas kaip tik toks - pasiekti Nidą. Esmė tame, kad mes labai gerai pataikėm šiandien atvažiuoti, nes visą dieną turėjo lyt, bet nelijo visą dieną ir visą kelią pravažiavom sausi beveik ir tik įvažiavom iš Šilutį ir pradėjo pilt labai. Tai realiai labai pasisekė, tik Šilutį mes nukentėjom. Gero vakaro, einam ilsėtis ir susitinkam Nidai. Šiandien Smalninkai Šilutė diena baigta. Labą rytą, šiandien prasideda 4 kelionės diena. Aidelis dar kraunasi, kaip nuotaika, kaip savijauta. Sunku buvo atsikelti šiandien. Dar buvo naktis traukęs, nežmoniškas mėšlungis. Ant šitos kojas čiči. Iki Ventės rago mes maždaug turime 25 km. Visgi planavom šiandien mes numinti tik 50, tai nuo Nidos iki Klaipėdos, nes planavom keltis iš Šilutės, bet kadangi situacija pasikeitė, mes turim dabar dar numinti iki Ventės rago. Pradedame kelionę į Ventės ragą. Sustojimas ant tilto per Minijos upę, nes šiandien kažkaip tai, nežinau, ar mažai valgiam ryte ar kas, bet sunkiai minasi. Dar liko iki Ventės rago 10 kilų. Peace! Esame atvykę į Ventės ragą jau. Važiavimas buvo ganėtinai sunkus, nes pūtė labai stiprus vėjas ir užpakalis nerado vietos ant sėdynės. Bet nieko, prisiminėm, matom jau laivelis mūsų atplaukė, tai eisim susidėti dviračius ir plauksim Nidon. Na, o dabar mes plaukėme laivu, kurio kartą plaukė Smetona. Kartą. Žodžiu, plaukime Nidą. Varykit čia vėžliukai nindzės į kinus. Arnas garsina. Viskas, einam šalta čia. Let's go. Šiaip kažkoks ant laivo jausmas toksai yra, kad girtas biškė esu. Geras kadras čia yra, dėl to darom
video. Yra kaip yra, mes plaukiam į Nidą, toj kelionė baigsis, tai jo, bus liūdna. Žiūrėkite į mūsų kajutę. Va, čia turim visą įrangą mūsų, Deep Relief, the water, little atšvait, little GoPro, little kolonėlė, everything you need is here, right here. Tai ačiū, kad uždėmesi. Turių dienų tikslas Vilnius Nida įveiktas, esame Nidoj, sėdime prie Vytauto Kernagio, klausom jo muzikos ir džiaugiamės, kad pagaliau mes esam tiksle. O dabar mūsų tikslas yra dar nuvaryti prie jūros, o kadangi Nidoje mes neturim visai laiko, greitai užkandom ir iškart šaunam dviračiais į Klaipėdą. O Klaipėdai mes galbūt pasieksime jūrą, nueisim prie jūros ir tenai užbaigsim šį mūsų kelionės video. Žinau, kad negalima, bet kaip gera be šalmų pavažiuoti. Yes, pasiektas viskas, pasiekėm jūrą, pagaliau su dviračiais įveikėm visus kilometrus, beliko tik tai nuvažiuoti į traukinių stotį ir važiuoti į Vilnių. Žiauriai geras žygis, nežinau net ką pakomentuoti, viską pakomentavom važiuodami, tai tiesiog labai gerai yra prisėsti ir suvokti, kad viskas numynėm 400 kg grubiai. Aš tai didžiuojuos Arnu, nes jisai įveikė šitą žygį. Man tai čia žinot, 1 ir 2, bet... Viskas, ačiū tada visiems, viso geriausio. Važiuojam, nėra laiko. Turime. Ten? Ja.